Labadiena. Šiandien pradedam šiuolaikinės filosofijos koncepcijų ciklą. Kalbėsim apie šiuolaikinės filosofijos įdomiausias idėjas, o žinoma, aš labiausiai norėsiu pasidalinti tai, kas savo koncepcijom, kurios man yra šiuo metu įdomios ir svarbios. Tai šiandien viena iš pirmųjų koncepcijų, kurią noriu pasidalinti. Tai jinai vadinasi taip: sustabdyto ir besiplenčio laiko filosofinės koncepcijos principai. Tai pradėkime. Sustabdyto laiko teorija teigia, kad mes gyvename ateityje arba praeityje, sustabdytame laike. Mes niekada nebūname čia ir dabar. Mes visada skubame arba vėluojam savo sąmonėje. Sąmoningumas tai netikslus svajonių ir patyrimų fiksavimas. Besiplenčio laiko teorija teigia, kad mes papuolę į konkretų fizinį laiką, jame neužsilaikom, o jį skaidome įvairiausiamis kryptimis – svajonės, prisiminimai, sensorių patyrimai ir daugybė kitų dalykų. Besiplentis laikas vyksta vienu metu ir sukuria alternatyvinės patirtis ir išgyvenimus. Kitaip sakant, sustabdyto ir besiplenčio laiko konceptas teigia, kad materialumas ir idealumas yra santykinio laiko charakteristika, kuri keičiasi priklausomai nuo mūsų svajonių, prisiminimų, sensorinių patyrimų. Pavyzdžiui, galima sėdėti čia ir dabar. Pavyzdžiui, studijoje aš dabar sėdžiu, taip, bet nejausti jos materialumo, nes savo svajonėse aš galbūt esu kažkur ateityje, lėktuve, kuriame mes skrendame į kitą miestą. Pavyzdžiui, aš ten už kažkiek laiko turiu skristi kažkur tai. Ir aš vietoj to, kad būti čia ir dabar ir kalbėti apie tai, kas yra svarbu, apie konceptą, aš galvoju apie būsimą kelionę. Ir tas įsivaizdavimas, buvimas lėktuve, mus tampa įsivaizduojama materialia realybė, kurią mes išgyvename realiau nei buvimą čia ir dabar. Ši teorija iš dalies abejoja materialių daiktų paveikumu mąstančiam ir išgyvenančiam objektui. O gal ir subjektui? Nes kai kada mes objektas, kai kada mes subjektas. Pagalvokime apie tai. Jeigu jums kyla kažkokių minčių, prieštaravimų, palaikymo, drąsiai rašykite ir mes galėsim apie tai pakalbėti. Sėkmės jums!